Dabar mes pakalbėsime apie knygą, kuri bent jau man suteikė tikrai labai didelį skaitimo malonumą. Tai buvo vienas iš juokingiausių kūrinių, kuriuos skaičiau pastaruoju metu ir tai yra tikrai labai gal keista, net kalbant apie detektyvinio žanro kūrinį, sakyt, kad labai juokingas buvo, bet iš tikrųjų jis toks ir yra. Ir šiandien pakalbėsime apie knygą Vilnietiškas detektyvas. Šią knygą bent jau mano įsitikinimu galima skaityti bent jau keliais lygmenimis, kaip jau ir sakiau, galima skaityti kaip ir tokį pamfletą ir ironišką humoristinį detektyvą. Galima skaityti šią knygą ir kaip atspindi tarpukario Vilniaus, nes šis kūrinys visų pirma slepia istorinės asmenybės, istorinius įvykius ir užkoduotus įvairiausius dalykus, kurie tikrai tuo metu, dabar tiesą sakant, skaitant, galbūt to ir net pažinsime, tačiau tam yra puikiai pasitarnauja gale paaiškinimai, esantis paaiškinimai ir komentarai, tad skaitytojai neprivalo būti istorikais, jie gaus visą informaciją čia skaitydami. Na ir šiaip ši knyga iš tikrųjų toks, šviežias gūsis, bent jau man, ir vėlgi labai keistas taip kalbėti apie kūrinį, kuris išėjo prieš 100 metų, kad tai yra šviežias gūsis, bet taip jau yra. Na ir šiandien pakalbėti apie šią knygą pasikvietėme 3 žmonės, 3 specialistus, tai yra Povilas Stepavičius, istorikas, taip pat menotyrininkė ir Vilniaus muziejaus vadovė Rasa Antanavičiūtė ir menotyrininkas detektyvų skaitytojas Ernestas Parulskis. Taigi, 1933 metai vilniečiai nusiperka dienraštį Slovo ir randa jame detektyvą. Tas detektyvas išdėstomas per 25 dalis, vėliau išleidžiamas ir atskira knyga. Tai yra toks netradicinis detektyvas, kuriame to laiko vilniečiai be abejo atpažįsta, kaip jau ir sakiau, yra tam tikras asmenybės užšifruotas ir tas detektyvas iššaukia paskui ir įvairiausias reakcijas, apie kurias mes be abejo irgi šiandien pakalbėsime. Tačiau pirmasis klausimas man būtų, Rasai, praėjo štai 100 metų ir kodėl nusprendėte išleisti šią knygą? Kaip nukrypo žvilgsnis apskritai šį kūrinį? Knygai dar ne visai 100, bet Vilniaus muziejui tai tikrai 100. Tai vienodo amžiaus idėjos. Bet knyga išėjo, Vilniaus muziejus tik neseniai atsidarė. Tai iš tiesų, taip kaip to Vilniaus muziejaus nebuvo, taip ir mūsų žinių apie tarpukarį pakankamai trūksta. Ir mes skiriam tam laikotarpiui daug dėmesio. Tam muziejui padėjo Povilas. Ir Povilo dėka pastebėjom ir šitą kūrinį, šitą leidinį. Pradėjom skaityti ir nusprendėm, kad neįmanoma jo neišleisti. Nes tai yra tokia laiko mašina, nukelianti į 33 į tarpukario Vilnių. Ir skaitant komentarus ar galbūt šiek tiek žinant apie tą laikotarpį, tai tie herojai net ne visi yra užkoduoti. Ten veikia Stanislovas Lorencas, Moreliovskis, ta prasme, su tikrom pavardėm tikri personažai. Yra ir tokių, kurie truputėlį paslėpti. Kita vertus, visą tai turi dar ir antras sluoksnį, kuris mums pasirodė labai svarbus ir labai toksai, labai smagus, labai šmaikštus. Tai 33 metais dienraštis Slovo šitą romaną publikavo moteris autorė Felicija Romanovska. Romano pirmieji skyriai buvo labai populiarūs. Na ir tada laikraštis nusprendė, kad šitą jauną rašytoją reikia pristatyti plačiau. Įdėjo jos nuotrauką, parašė, kad jinai mėgsta jodinėti ir turkišką kavą. Ir užfiksuota, kokia kavinė jinai buvo. Taip, ir, žodžiu, rateliuose literatūriniuose turėtų būti plačiai žinoma. Na, o iš tikrųjų, tokios autorės realiai nebuvo ir už jos slapstėsi labai gerai žinomi mums ir jums 4 vyriškiai, visai rimti žurnalistai. Ir visa tai, ta paslaptis, nežinau, kada išaiškėjo, galva Povilas pasakys, kada paaiškėjo, kad tos Felicijos Romanovskos nėra. Paskui dar romane yra tokia vieta, kuri mane irgi sužavėjo labai. Gal nepavoksiu dabar iš Ernesto informacijos, bet yra viena vieta, kur Felicija Romanovska save į romaną įrašo ir jinai pati tenai veikia. Ir dar yra paaiškinimas jos, kad čia taip, kita turėjo būti ponia, bet jinai nesutiko būti paminėta, tai aš dabar sulaužysiu visus tabų ir įrašysiu save. Ir visas romanas, visas detektyvas yra panašiam žanre, panašiam stiliui. Ir tas
Na, net ir šiomis dienomis iš tikrųjų nelabai daug tokių romanų pasirodo, kur sugeba pažiūrėti save ironiškai ir apie miestą papasakot. Ir mums atrodė, kad šitas romanas gali geriau negu istorikų akademiniai straipsniai ar studijos papasakot apie tarpukario Vilnių. Na ir paminėjote apie tą įkirtimo autorės atsiradimą romane ir skaitant atrodo, ko netoks postmodernistinis ėjimas, nes pati autorė netgi yra kaltinama, kad rašo prastai šitą romaną. Tai tu skaitai ir staiga nebesupranti, iš kur čia atsiranda ir kas čia iš viso vyksta. Tai toks pasirodė pakankamai modernus ėjimas. Na ir beje, tas prisidengimas kažkokiu slapyvardžiu, bent jau kaip irgi aiškinama, rašoma paaiškinimuose, tai yra paimtas iš rusų literatūros tradicijos. Ar iš tikrųjų taip ir yra, ar ne? Tu tuo metu buvo paplitę. Nu, aš manau, slapyvardžiai tai tikrai buvo paplitę, bet kad prisidengtų kas nors moteriškė ir dar išspausdintų jos nuotrauką ir parašytų, kad mėgsta turkiškai pagamintą kavą, tai aš tokių nemačiau variantų. Tai kaip kažkaip ir likdavo to slapyvardžių, rašo žmonės straipsnius, bet šitokio džiazo, tokio vartimo, tai retai sutinkam. Taigi, už šito slapyvardžio iš tikrųjų slėpėsi 4 puikiai žinomi Vilniaus veikėjai. Ir Povilo tada paklausiu, kas tai buvo per žmonės ir iš tikrųjų, kodėl jie taip sugalvojo, tiesiog tokiu būdu prabilti į miestiečius. Jo, tai iš tiesų, čia dar galima atsakyti Rasos klausimą, kada Vilniečiam buvo aišku jau, kad čia tos Romanovskos nėra. Aš manau, kad 33 metų balandžio 14 dieną, kai išėjo paskutinis numeris ir, tikrai negadinant skaitimo džiaugsmo, bet kai skaitysite, tikrai suprasite, kodėl Vilniečiai galėjo gale pačiam paskutiniai žodžiai suprasti, kas čia tie autoriai. O autoriai už šitos Felicijos slepiasi 4, tai Juzefas ir Stanislavas Mackievičiai, broliai, Ježa Višomirskis ir Valerijanas Harkievičius. Turbūt gal Juzefas Mackievičius, lietuvių publikai gali būti labiau girdėtas, turime jo vertimo į lietuvių kalbą, toks tritomis jo galima pasakyti, knygų aprašančių, romanų aprašančių Lietuvos okupacijas, tai pirmą sovietinę, nacistinę ir dar aišku Vilniaus perėjimą į Lietuvos rankas. Tai jau galima ten susipažinti, nuo Stanislavas Katas, turėjo pravardę Katas ir visi, kai jisai pradėjo tik tai rašyti laikraščius, visi galvoja, kas čia per Katinas rašo tose laikraščiuose, nes buvo jau suprasta, kad čia tikrai Katas yra iš angliško cat. Tai visi 4 yra žurnalistai, trumpąją turbūt prasme. Stanislavas Mackievičius buvo Slovo redaktorius, pagrindinis šulas toksai. Jo brolis Juzefas irgi malėsi šituose visuose kuluaruose laikraščių ir visų kitų dalykų. O Ježis ir Valerijanas irgi dirbo kartu redakcijoje, keliavo po Lenkiją, aprašinėjo įvairius dalykus ir kartu, aišku, kūrė savo kūrybą. Ir apie juos, aišku, daugiau galima sužinoti. Šita knyga dar ko yra smagi, kad kai nusprendėme ją leisti ir versti dėka vertėjo Leonardo Vilko, tai susipažinome, kad 95 metais buvo išleistas toks, po tarpukario pirmas leidimas, kuriam įspūdingą komentarų tokį šūsnį ir įvadą parašė šiuometinis Torunės profesorius toksai Vaclavas Levandovskis. Tai tenais jisai apibūdina labai smagiai tos visus rašytojus, kontekstus ir visus kitus dalykus, tai skaitytojams tikrai galėtų būti tokia parankinė medžiaga. O dar gal grįžtant prie šitos ketveriulės ir ar tai būtų įprasta, jiems rašyti ir kodėl jie tai parašė, manyčiau, kad reaguodami į to meto Vilnių, reaguodami į 40-mečio Vilniaus ir visos Lenkijos įvykius, tai vienas iš tų įvykių, tai tikrai labai nusmukęs turbūt ir demoralizuotas gyvenimas po didžiosios finansų krizės, nėra ką čia labai veikti, krizės sukasi, reikia kažkokį įdomybę sukurti ir galiausiai, aišku, nepasitenkinimas šiaip ir Vilniaus ir Lenkijos politika. Tuo metu 40-metis pasižymi ganėtinai radikalių posūkių į antisemitizmą, radikalių posūkių į tokį tikrai ultranacionalizmą ir visi šitie 4 vyrukai, tikrai jų negalima būtų pavadinti nacionalistais, tą tokią baisiąją prasme.
Juzefas Mackevičius buvo toksai Kresų idėjininkas, jam labai patiko ir jisai tikrai norėjo, kad tas Vilniaus kraštas būtų labiau susietas su Lietuva ir Lenkija. Na, Stanislavas Mackevičius gal tokių labiau kairesnių pažiūrų buvo. Na, Ježas ir Valerijanas irgi, net nebejoju, kad buvo labiau nutolę nuo tos dominuojančios politinės linijos, kuri tuo metu buvo. Ir tos dominuojančios politinės linijos kritikos čia galima tikrai pamatyti daug. Slovo Vilniuje, vienu žodžiu, tarpukarių laikraščių buvo daug ir mums gal dabar šiais laikais keista suprasti, kas yra redakcijų karai ir kaip tenais vieni kitų mėgsta ir nemėgsta, na, bet gal 10-metį po 90-ųjų, gal ir buvo tokių, gal kas aktyviau domėjosi atsimena. Bet tarpukariu tai iš tiesų ten kova vyko redakcijose ir nepatinka, ne tai, kad marmūzė išmala, bet parašo, ką galvoja. Ir šitas toksai konfliktas matosi visame kūrinyje, ypač apie vieną tokį dešiniųjų pakraipų ir ganėtinai antisemitinį laikraštį Dženį Kvilenskį, kurį ten taršo tiesiog veikėjai knygoje. Ir iš šitos kovos, iš nepasitenkinimo esančią socialinę ir turbūt kultūrinę Vilniaus ir Lenkijos padėtimi, Keturjulė tokia sugalvoja pašmaikštauti ir į detektyvo formą įvilkti tai, ką iš tiesų jie galvoja apie visą tai. Na ir beje, dabar prieš susitikimą sakėte, kad tas originalusis leidimas, kurį irgi teko laikyti rankose, kažkiek panašus ir šį, ar ne? Jo, 33 metais, tikslios dar datos nežinau, bet iš tiesų po to laikraščio išėjo labai panašaus formato knyga. Ten tik tai atsisakė žaidimo su ta autorė, nėra jos ten nuotraukos, nieko, ten iš karto tekstas, jau maždaug imkite, jau žinot visą šitą bairį, nereikia čia kartotis ir viskas. Tai tiesiog išleistas ir jisai sujudino to meto taip Vilnių, bet kas toksai, kaip čia vėlgi, neliteratūrinis šedevras čia yra, ne? Tai antro leidimo reikėjo palaukti 60 metų. Sakot, neliteratūrinis šedevras, tačiau aš Ernesto norėčiau klausyti, kaip vertinant iš detektyvo pusės, nes, ar verta šią knygą skaityti, tarkim, jeigu nesi istorikas ir nori tiesiog paskaityti smagų detektyvą. Tiesiog be jokių tų istorinių kontekstų, be jokių ten aiškinimuose, kas yra per dienraščiai ir visa kita. Ir tarkim, jeigu neneri giliai į tas asmenybės. Nelabai pavyksta taip daryti, nes kai aš gavau iš leidyklos PDF-inį maketą, tai iš karto užsifiksavau savo tokį autosmalsumą ir savo paties iššūkį. Pirmas, mes jau ir jūs jau visi kalbėjote apie tai, kad šitą knygą galima skaityti keliais lygiais. Tai pas mane buvo du tie lygiai. Vienas iš jų yra, ar man pavyks knygą perskaityti atsijungus nuo mano žinomo konteksto, kurį aš šiokį tokią turiu. Aišku, tas mano kontekstas yra nepalyginamas, pavyzdžiui, sakysim, su Giedrė Jankevičiūtė, kuri čia yra, arba su Algė Andriulytė, kurių temos yra tarpukarinė Vilniaus ir aš manau, kad Giedrė, tarkim, jeigu skaitytų, o tikiuosi, kad tą ir padarys, skaitytų Vilniaus detektyvą, tai skaitytų kaip žurnalą Žmonės. Tai yra visi žinomi, visi matomi, tai yra tiesiog kaip giminių ir draugų aprašymas. Tai aš tokio lygio, aišku, negaliu pasiekti, bet vis tiek, kadangi šiek tiek žinau, tai norėjau atsijungti ir likti vien tik tai prie detektyvo. Ir pabandžius tai padaryti, susiformulavau išvadą, kuri yra šiek tiek nesiharmonizuoja. Tai yra, galbūt tai ir nėra šedevras, bet tai yra absoliučiai grynas ir siužetiškai nepaprastai dosnus policinis detektyvas, kurie tuo metu, mes vėl einam į tarpukario europinį ir Amerikos kontekstą, jie jau dar nebuvo, jų ypatingai daug tų policinių, bet jau kaip žanras pradėjo formuotis. Ir dar vienas dalykas, galima sakyti, kad netgi buvo šiokios tokios lenktynės tuo metu, nes romano siužetinė užuomazga yra nepaprastai aktuali. Tai yra vaiko pagrobimo byla ir jos katalizatoriumi tos bylos šiame romane tapo 32 metais įvykęs žiauri Lindbergo vaiko pagrobimo byla, kai vaikas buvo pagrobtas, išpirka sumokėta, vaikas nužudytas.
Ir tai vyko 32 metais, o 33 metais štai jau pasirodė ir Vilniaus detektyvas. O Agatos Kristi žmogžudystė Rytų eksprese, kurios bazė ir katalizatorius irgi yra Lindbergo vaiko pagrobimas, pasirodė 34 metais. Tai yra mūsiškiai Vilniečiai, galima sakyti, aplenkė Agatą Kristi pagal temos aktualumą, nors galima įsivaizduoti, kad jie rašė greitai ir į laikraštį, o Agata Kristi turbūt irgi tuo pačiu metu pradėjo rašyti, bet rašė ilgiau, nes turėjo laiko ir nežinojo, kad jai į sprandą kvepuoja keturi rašytojai ir su Felicija Romanovska. Taigi, šiek tiek apie siužetą. Tai yra Bernardinų sode pagrobiamas nusisukus pasitraukus žioplai aukliai Vilniaus vaivados dukra pusės metų kūdikis. Tai aš sakiau, tai Vilniaus mero dukra. Ir į tyrimą yra įtraukiamas komisaras Mankovskis ir jo seklių komanda, kuri vėlgi, kaip ir policiniuose detektyvuose, nėra tie charakteriai ypatingai išplėtoti išskyrus paties Mankovskio, kuris turi ir vizijų, ir pamastymų, ir bėdų visokių vidinių, kaip ir šiuolaikiniuose detektyvuose, o jo tie komandos nariai tai jau panašus į Simenono komandą, tai yra vykdo užduotis ir gauna visokių fizinių nuostolių savo patiems. Ir romane yra visi būtini detektyvinės ir netgi pridėčiau ir nuotykinės literatūros elementai. Yra kelios privalomosios klaidingos tyrimo linijos, yra labai intensyvios gaudynės, kurios padarytos įvairiausiomis transporto priemonėmis. Yra susišaudimai be abejo, yra keli lavonai, yra dar papildomi pagrobimai, yra terorui pasiruošiantis pogrindininkai, tame kontekste tai yra Vakarų Baltarusijos komunistų partijos nariai. Ir yra keli būtini ir tikrai labai stiprus siužetiniai posūkiai romano finale. Ir jeigu šiandien visą tą gausą į savo rankas paimtų Rowling arba, sakysim, Harlanas Cobenas, tai jie be problemų iš to 100 puslapio padarytų 800 ir tai būtų milžiniškas tomas. Iš kitos pusės, vėlgi, kaip ir prisipažinsiu, man teko įdėti daug pastangų, norint atsijungti nuo to savo saklaus, bet vis tik tai tarpukario Vilniaus žinojimo. Bet jeigu įjungus ir pridėjus dar tą be Povilo komentarų, bet tik tai, ką pažinai, aišku, atsiranda dar vienas džiaugsmas, ką jau ir jūs paminėjot, ypač dėl to juokingumo, nes tai yra juokingas. Jis nėra juokinantis, bet tai yra būtent ta pati geriausia juokingumo situacija, kai juokingumas atsiranda iš situacijų ir iš ekscentriškumo. Ir galima sakyti, kad tai yra ir policinis, ir ekscentriškas romanas, ir ekscentriškas, ir netgi ekstravagantiškas. Ir dabar aš tiesiog noriu pacituoti. Pavyzdžiui, ten yra romane ir netikėtai atrandami negriuvėsiai, o kaip atrandami požemiai, į kuriuo apžiūrėt susirenka Vilniaus intelektualusis elitas. Ir tas elitas požemių gilumoje atranda šviežiai sumūrytą sieną, kurią turi nugriauti ir nusprendžiama, kad nugriauti reikia įsirėmus vienas į kitą. Na ir štai citata. Ir profesoriui nespėjus susiorientuoti, seniūnas įsirėmė į Kvietkovskį, Kvietkovskis į Hopeną, Hopenas į Lorencą, Lorencas į Limanovskį, o Limanovskis visus smarkumų į ekspedicijos vadovą. Tai yra šiaip juokinga, o žinant, kas yra visi tie žmonės, netgi galima sakyti, kad ir Hopenas, ir Lorencas, tuo metu jau Ruščicas jau buvo miręs, bet jie visi požemiuose dalyvavo realiai, nes jie buvo Vilniaus katedroje atrastų Barboros Radvilaitės palaikų, būtent tie tyrėjai, sienų griuvėjai ir apipaišinėtojai. Ir žinant, ir visą tai žinant, ta situacija, aišku, tampa dar juokingesnė. Bet galimiems skaitytojams aš ir noriu tą ir pranešti, nes mes vis tik tai esame mugėje ir mums reikia padaryti, kad knygą pirktų. Tai yra
skaityti detektyvą, nuoširdžiai sakau, yra įdomu, jei bent kiek yra žinomas Vilniaus tarpukarinis kontekstas, tampa truputį juokinga. Na ir kaip jau paminėjau, jau nebegaliu išsijungti iš savo nusibriežto farvaterio, esu įsitikinęs, kad Giedrė, kai tą knygą skaitys, jinai daugelėje vietų kvatosis balsu. Na ir šiaip paminėjote, kad pabaiga atomazga yra tokia gana dramatiška ir šiaip bent jau man buvo visiškai netikėta, nes ir detektyvo vienas iš tokių esminių dalykų yra, kad pabaiga turi nustebinti ir tu negalėtum atspėti pabaigos, tai šiuo atveju buvo bent jau man visiškai nokautuojanti ir net negalėjau pagalvoti, kad taip gali būti. Bet jie visi keturi autoriai, o aš įtariu, kad galbūt tai yra turbūt Juzefas Mackievičius, mes prieš renginį su Povilu truputį aptariam, kuris iš jų labiau mėgo detektyvus ir kažkaip nutarėm, kad turbūt tai yra Juzefas Mickevičius, kuris tikrai skaitė. Bet jis sąžiningai žaidė, nes ir aš nebegaliu nieko pasakoti, nes išduosiu siužetą. Taip kad, bet tas žaidimas, jis užuominas to finalo, kuris jūs nustebino, jis buvo visame tekste. Ir įdėmiai skaitant, aš to irgi praleidau, buvo galima pačiam išanalizuoti, kas įvyko. Atsiprašau, kad nenustikstu čia vietoj, bet labai džiaugiuosi, kad knyga išėjo pagaliau. Tai gale iš tikrųjų nėra pabaigos. Pabaigą gali sugalvoti skaitytojas. Ten yra 2 variantai. Galėjo baigtis taip, o galėjo taip. Patys spręskite. Na ir šiaip pagrindinis personažas yra toks įdomus, nes jis toks sudėtingas, nėra vienaplanis, nes jis viena vertus vertina save rimtai kaip policininką, kita vertus mes iš šono stebime jį su tam tikra ironija, nes štai kelios citatos. Skribelė, lazda su durklu viduje ir aš gatvėje. Toks atrodo, kad žmogus toksai tipiškas toks pareigūnas, policininkas, bet iš tolo matai, iš šono matai, kad visą tai yra su ironija. Arba geras policininkas turi tam tikrą intuiciją, nuojautą, uoslę, ar dar kaip čia pasakius. Arba dar vienas citata, bet aš esu policininkas ir man nervai tai kovotojo žmogaus pasirengusio neišsiduoti nepaprasčiausiamis aplinkybėmis nervai. Žodžiu, jisai bando lyg ir būti tokiu superherojumi, tačiau iš visų to jo epizodų matome, kad dažniausiai jis nepavyksta iš tikrųjų daug kas jam. Ir iš esmės jis dažniausiai bejoja, kad vėl eilinį kartą susimovė. Tai galima būtų sakyti, kad personažas irgi yra toks įdomus ir nėra toks, kaip dažnai, kad būna detektyvuose, tiesiog vieno plano veikėjas. Ir vėlgi, aš pakartosiu, ką ir jūs paminėjote apie tą modernumą. Epizodas su Felicija Romanovska, kur ji pati pralaužė tą literatūros 4. įeina į 3., 4. sieną. Tai lygiai taip pat tie komisaro Mankovskio vidinės dramos, baimės ir norai, jie yra pakankamai modernus, kuriuos, aišku, pavystė jau pokarinę literatūrą ir iki grotesko pavertė šiuolaikiniai rašytojai, kur be dramų daugiau kaip ir nieko nebėra. Ir Rasa, aš norėjau klausti dar vieno aspekto, kuris, man atrodo, irgi yra labai svarbus, skaitant šį detektyvą ir vėlgi, kaip sakė Ernestas, mums reikia parduoti šią knygą. Taigi galėtų būti šita knyga ir pristatoma kaip viena iš tų, kur veiksmas vyksta istorinėse Vilniaus vietose, kurios yra be kita ko detaliai aprašomos. Ar ne? Tikrai taip. Aš čia su Povilu bandėm surasti tą vietą, kur jie lekia naujosios Vilnios plentu automobiliu ir ten, žodžiu, kosminis greitis, ten 80, 90, 100, tai supras, kad, čia kaip dabar... Tai jau 60 atrodė, kad jau... Jo, ten turbūt kaip dabar kokie 350 ir tai yra naujos Vilnios plentas, bet ir šiaip visą laiką, visas tas vietas atpažįsti gali, beje, ta komunistų slėptuvė buvo va čia, kur Sakalo parduotuvė, kadaise buvo, dabar yra iki. Tai visai greta ir šitos slėptuvės Rūsy irgi buvo tas policininkas kalinamas trumpai, bet apskritai tai tokių literatūros kūrinių, kurie vyktų Vilniuje, realiame Vilniuje, mes turim visai nedaug, ar ne? Gavelio Vilniaus pokeris, Tula, Silvarerum, Vilko valanda. Ir turbūt, nežinau, gal yra daugiau, gal dabar jau yra daugiau. Juodoji Vilniaus saulė turbūt dar. Bet iš esmės tai jų nėra daug. Ir tada tas malonumas jaustis namie romane, jis yra labai didelis.
O šiaip gal atradote irgi savo kažkokių vietų Vilniaus, kurios pasirodė visai netikėtam ampluo, pavyzdžiui, kavinė ar ne, tarkime, kur jie susirenka ar dar kažkas, ar kažkokių naujų visiškai aspektų. Man tai tos komunistų slėptuvės buvo įdomu ir įsivaizduoju, kad gal ir buvo pagristas tas spėjimas, kad jos ten įsikūrė. Ir kita buvo ta, kur ten jau Litas lindo į galeriją Aušros vartų gatvėje ir ten irgi buvo, žodžiu, tokia lindinė ar dar kaip nors. Tai jo. Aš Povilo norėjau klausyti, iš tikrųjų čia kliūna pakankamai daugam, satyriškai žiūrima įvairius personažus, tačiau kaip irgi po to aiškinama pabaigoje paaiškinimuose, kad kliūna ne tik tai priešininkams šito dienraščio, bet kliūna iš dalies ir saviems ir tai bandoma paaiškinti tuo, kad tai yra kaip ir vilnietiškos tradicijos atgaivinimas, kad turi būti vilnietiškas solidarumas. Kiek viso to yra šiame kūrinyje? Jo, čia, aišku, tas profesorius Levandovskis irgi taip turbūt parašė kaip skaitytojas, kaip tyrėjas, jis yra tikrai tos Lenkų literatūros 20 amžiaus pradžios tyrinėtojas. Nežinau, aš tai kiek bent jau žiūrint į tą tarpukarį, kaip jie tenais visi veikia ir aišku, ką turiu omenyje, tai labiau tas redakcijų darbas arba kultūrinis tas gyvenimas, čia aš ir parašiau ir paskui žiūrėjau, leidyklą uždėjo tą mano mintį ant viršelio, bet čia tikiuosi nieko neįžeidžiau, nes aš tikrai taip manau, kad čiagi provincija, tas Vilnius yra provincija, mums reikia tą suprasti. Ir čia galbūt kažkas labai įsižeis, bet nepykit, bet tarpukariu čia kaimas, nepykit, Vilnius yra Vilnius, rytų Lenkijos miestukas, toli nuo centro, turintis tikrai tik tai didelį mitą ir legendas apie savo didybę ir panašiai. Aišku, kultūros centras čia viskas tvarkoje, bet tai yra provincija. Ir toje provincijoje visgi nedaug tų žmonių ir veikia. tą reikia kartais suprasti. Ir čia išminėti, turbūt suminėti, pagrindiniai. Ir dėl to mums gali tikrai kelti juoką, kad ten tie profesoriai vienas į kitą įsirėmę stumia, nes turbūt jų tik tiek ir buvo. Turbūt tas ir yra juokinga, ne? Tie redakcijų karai irgi juokingi, nes tai yra žmonės, kurie eina į tas pačias kavines, sėdi prie skirtingų staliukų, viens kitą apkalba, aišku, mandagiai pasilabina, galbūt prisidega cigaretę vienas nuo kito ir viskas. Bet tai yra mažo miesto realijos. Ir tai yra normalu, kad grupelėse kažkas kažkam nepatinka, kažkas nori užvažiuoti, net ir savo kolegą ir taip toliau. Ir tas yra iš tiesų pastebima visame tame kultūros gyvenime. Ir nereikia tik tai dėl to liūdėti. Bet tas provincialumas, man atrodo, čia matosi netgi ir iš tokių epizodų, kur įvyksta tas pagrobimas ir jau kitą dieną katedros aikštėje staiga jis sužino, kad visas Vilnius jau žino apie tai, kas įvyko. Iš esmės užteko vienos nakties, iš esmės net nakties nereikėjo ir visi viską jau žino. Jo, tai aišku, čia mums, kaip čia pasakyti, galime kažkiek pagalvoti ir dabar, kaip mes jaučiamės, ne? Kai jeigu įvyksta kažkoks kultūrinis, ar nežinau, ažiotažo neturintis, lėktuvas nukrito, taigi visi, aišku, mums pranešė. Čia vienas dalykas. Bet atsimenat, kai tas bičas su Kalašnikovu bėgiojo, ne? Tai labai greitai sužinojome, kas vyksta. Tai aišku, dabar tos informacinės priemonės ir visi kiti dalykai. Nusikėlus 90 metų atgal, žmonės tikrai ištroškė pletkų, ištroškė intrigų ir viso ko. Bet vėlgi, kaip ir visas romanas, daugiausiai jis veikia tame centre. Ir mes tik tai vietomis matome, kaip veikėjai iškeliauja šiek tiek už miestą. Ir jau ten jausmas šiek tiek kitoks, ne? Arba į tą pačią Naują Vilnią plentu važiuoja, bet kas ten toj Naujoje Vilnioje, ne? Arba kur tas visokios gyrios, ne, kaimai, kur dabar priklauso Vilniaus miestui, tuo metu ten yra kaimai su viena gatvele. Arba kažkoks apleistas popieriaus malūnas, ten kažkas, viskas aplinkui yra apleista, šiaip jeigu skaitytume. O miestas, miestą dar įmanoma gyventi. Taip, dabar kai Povilas pasakoja apie tą provincialumą ir tą mintį, nežinau, kuri ten yra irgi skaitydamas iki komentarų Povilo atradau dar vieną tokią būseną, kuri po to paaiškėjo, kad nėra tikra, bet galbūt tai ir turi racijos. Nes man skaitant kažkaip susiformavo tokia nuojauta,
kad rašytojai arba pora iš jų, kurie daugiausiai rašė, jie nori savo tekste šalia kitų tikslų, tai yra įžeisti, pamfletuoti arba dar ką nors, jie turi tokį fiktyvios civilizacijos suformavimą, tai yra bent romane parodyti geriau negu kad yra. Tai yra, galbūt tai ir yra provincialumo lygmuo, bet pačiame romane jo nesijaučia ir rašytojai, galbūt tai ir yra netgi jų konservatyvumo išdava. Jie rodo absoliučiai visas civilizacinės priemonės, įrankius, kurie yra tuo metu pasaulyje, kad jie yra ir Vilniuje. Nes jeigu skaičiuojant, jau neskaičiuojam, kiek kartų jie važiavo automobiliais ir pačiais įvairiausiais. Važiavo ir greičiau negu 100 kilometrų yra vieta. Jie be abejo, jie visi kalbasi telefonais ir gatvėse, ir savo įstaigose. Taip pat yra be abejo motociklas, yra lėktuvas, su kurio galima nuskristi iš Vilniaus į Lydą. Ir yra be abejo traukiniai, su kuriais galima nieko neplanuojant ypatingai, tiesiog šauniai sėsti traukiniu, nuvažiuoti Krokuvą, iš Krokuvos tą pačią dieną nuvažiuoti Paryžių ir ten tvarkyti reikalus. Tai yra, visoje knygoje yra parodoma, kad Vilnius nėra provincijos miestas, kad jame yra absoliučiai visi elementai ir visi įrankiai, kurie yra ir visoje Europoje. Po to, kai perskaičiau komentarus, tai ir kiek ir pats žinau, tai aišku, tai yra. Vilnius buvo provincijos miestas ir labai stiprios provincijos, tik tai ir vėlgi skaitydamas komentarus dar kartą šoktelėjau ginčytis su Povilu, kai jis komentare parašė, kad Vilniuje nebuvo nieko, nei avangardo, nei nieko. Ir mano tas šoktelėjimas buvo ginčytis dėl to, kad Vilnius buvo 22-23 metais avangardo megapolis, nepaprastai aiškiai matomas iš šiandienos pusės. Tai yra Šeminskio ir Kairiūkščio paroda Nova štuka. Bet po to atsisėdau ir toliau jau nebesiginčiau, nes aišku, jisai buvo megapolis, bet taip pat, kaip aš ir kalbėjau apie tą įsivaizduojamą civilizaciją, kuri buvo Vilniuje, tai irgi buvo įsivaizduojamas megapolis, kurį matė Kairiūkštis ir Šeminskis, o pačiame Vilniuje ta paroda praėjo nepamatoma ir to įsivaizduojamo megapolio gyventojai nežinojo, kad jie trumpam, bet buvo tapę tais megapolio gyventojais. Taigi, aš įsijungiau dėl to, kad taip ir yra viskas toje knygoje. Ne, visai ne taip viskas yra. O kaip yra? Tai, iš tiesų įdomu, skaitydama nepagalvojau, kad yra tas noras išvardinti visus civilizacijos pasiekimus ir jo, yra tikrai. Bet man skaitant netrodė, kad tie rašytojai kažkokie yra kompleksuoti ir čia bando kažkaip pakelt žodžiu, situaciją pavaizduoti geriau negu jinai yra. Man atrodė, kad jiems tiesiog faina buvo, tiesiog linksminosi žmonės ir turėjo gerą laiką rašydami. Ir man skaitant knygą šitas dalykas jaučiasi, kad jiems tiesiog, geras buvo, žodžiu, sumanimas ir smagu. Na, bet iš tikrųjų, kaip Ernestas ir sakė, tarkime, prancūziški kvepalai, ar ne, tarkime, tai irgi Vilniuje jų yra. O kalbant apie tą savo vertės pakelimą, tai man irgi, tiesą sakant, kai kuriuose vietose, pasirodė, tarkime, turbūt tas epizodas, kai jis traukia cigaretes, ar ne, ir sako, kodėl kiti rūko švarcufkės, ar kaip ten pasakė, švarcufkės, jeigu čia mes turime savo, kodėl mes savo taip nevertiname. Ar ne? Ir buvo toks epizodas ir atrodo, kad ir toje vietoje netgi sako, mes Vilniečiai visą laiką esam tokie, kad nevertiname to, ką mes turime patys gero. Tai to galbūt man irgi jautėsi tas aspektas, kad lyg ir norimasi tą Vilniečio dvasią pakelti. Tačiau ar toks buvo ir paties to dienraščio kryptis, ar ne? Nežinau, iš tiesų, ar čia, nežinau, tas dienraštis, aišku, nušvietė, kaip ir, įsivaizduokit, man tai, aišku, vėlgi, aš negyvenau tais laikais, kai aš gyvenau jau laikraščių saulėlydį, galime tai pasakyti. Tai dienraštis, kai išeina, jis ten 350 numerių per metus, atmetus ten pirmadienius, ne?
Nu, tai man atrodo darbo yra daug redaktorių, surašyti, sužiūrėti, čia kažkas įvyko, korespondentai ir taip toliau. Tai aš labiau linkčiau prie Rasos, kad jiems tiesiog šalia tos rutinos pasidarė įdomu, kaip tą parašyti. O apie cigaretės aš be to raščiau ten ir kitokią kritiką, bet vėlgi čia ne kiekvienas skaitytojas pamatys, kodėl jie ten taip dūsauja, kad savų nerūko, o tuo metu Lenkijoje yra cigarečių valstybinis monopolis. Tai kodėl tu savo nerūkai, ne? Kodėl tu nekeli savo valstybės ekonomikos, galima ir taip į šitą dalyką pažiūrėti, į šitą kritiką. Arba kaip tik į perspaustą kritiką, nes Vilniečiai turbūt mato ten to valstybinio tabako fabriko monopolio tuos plakatus, rūkyk čia, vien žodžiu, rūkyk prekę lenkišką ir viskas bus gerai, ne? Tai gal irgi perspaudžiama į tai, kad, kaip tu drįsti rūkyti prancūziškai. Tai aš manyčiau, kad čia daug tokių galima pamatyti. Ir kaip aš pratarmėje rašiau, aš tikrai pats nesupratau visko. Ir tai nėra mano kažkoks neišsilavinimas ir kai skaitytojai skaitys irgi, jeigu jūs susidursite su kažkas jums neaišku ir niekur neranda, tai irgi nėra, kad jūs buki ar neišsilavinę. Ne, tiesiog žinokit, prabėgo 90 metų, bet tie 90 metų turbūt reikia dauginti iš 3 minimum ir taip mes esam nutolę nuo to tarpukario. Ir nes čia viskas, kas parašyta ir laikraštyje, kas buvo rašoma, tai yra parašyta tų žmonių, kurie gyvena tenais, tiems žmonėms, kurie gyvena. Ir jiems yra viskas žinoma. Dėl to man buvo net labai, kodėl tie komentarai, rašiau komentarus ir, ten Baltarusijos komunistų partija, vakarų Baltarusijos komunistų partija. Aha, kas čia yra, man tai nieko nesako, ne, komunistų partija komunistų. Tada žiūri, aha, čia vardai panaši Maksimas Tankas, okei, čia kažkas jau žinoma. Įsivažiuoju ir tada galvoju, bet tengi Vilniui, tas sutrumpinimas, kad ir koks jis ten tas lenkiškas, ne, jiems viskas žinoma. Jie žino, jie apie tai kiekvieną dieną skaito. Jie žino, kad netoliese, kiek čia, kur dabar iškau Baltarusija, už Rubežiaus vyksta vakarų Baltarusijos komunistų partijos narių sabotažinė veikla Lenkijos Respublikai. Jie žino, kad kontrabanda ateina į Vilnių per rytus. Jie žino, kad Vilniuje siaučia komunistai kabinantis plakatus ir už tai policija laksto su revolveriais, gaudo juos, sodina į kaliuzę, o jie iš kaliuzės bando pabėgti. Jie žino, nes tai yra jų realybė, tai yra to meto gyvenimas. Mes galime dar turbūt skaitydami šitą knygą įsivaizduoti, pavyzdžiui, ką mes tokio panašaus, tokio satyriško galėtume parašyti, kad po 100 metų kažkas sėdėtų panašioje vietoje ir laužytų galvą. Kągi tie 23-4 metų Vilniečiai čia iš tiesų galvoja, ne? Ir gal šiek tiek čia taip mintis padrikai, bet man dar su šita knyga, kas yra smagu, kad jinai labai dar aktuali šių politikos rinkimų kuolore, aš pasakyčiau, rinkimų kontekste. Dabar po rinkimų, vykstant ten tą vyriausybės formavimas, daug mes čia visokių memų kūrėm, ir juokėmės ir panašiai, bet turbūt Vilnius tokios satyros jau ilgai neturėjo ir čia galima būtų padaryti. Tai manau, jeigu kas nors autorius ar autorių kolektyvas, gal dabar būtų smagu, kad moteris pasivadintų vyru ir parašytų, koks nors ten Viktoras Narbekovas rašo, pavyzdžiui, romaną, tarkime. Ir sudėtų tą į tokią satyrą, kuri nei žeidžia baisiai, nei ką, pasišaipo, bet užtat lieka kažkokia literatūrinė vertybė paskaityti kaip šaltinis ateities kartoms. Na ir beje, kalbant apie detektyvą, vis tiek visą laiką yra tie du poliai, yra gėris ir yra blogis. Tai šiame romane blogis kaip ir aiškus, bolševikai, ar ne, tarkim, ir netgi ir rašoma netgi, kad vagis yra padoresni už bolševikus ir visą laiką yra taip. Kiek tai atliepia to laiko Vilniaus nuotaikas, Rasa arba Povila? Jo, aš čia vėl gal pačiupsiu. Jo, bolševikų baimė buvo didelė, galima tai pasakyti. Tikrai Lenkijos visuomenė puikiai žinojo, kas yra jų rytinis kaimynas. Ir tikrai žinojo, kad kas yra ta Sovietų Rusija, paskui tapusi Sovietų sąjunga. Ir Vilniuje ir toj pačioj Lenkijoje veikia 100 000 vyrų, kurie kariavo prieš Sovietų Rusiją. Ir tas žymusis stebuklas prie Vyslos,
Lygiai taip pat kaip Lietuvoje gyveno tūkstančiai vyrų, kurie kariavo prieš bolševikus, prieš tos pačius bolševikus. Ir tie bolševikai, tikrai kėlė kažkokį tai nerimą. Ir tas nerimas peraugdavo į tikrai negražius ekscesus. Vienas iš tų ekscesų įvyko jau gerokai po Romano, 39 metais. Tai Vilniui dar esant tokioj keistoje sferoje, nes kaip ir turėtų Lenkija nebepriklausyti Vilnius, kaip ir Lietuvai, toksai neiškumo laikotarpis, Vilniuje kyla riaušės vien dėl to, kad kažkokie ar provokatoriai, ar kažkas raudonom vėliavom išėjo į vokiečių gatves, prie rotušės pradeda reikalauti duonos ir jau vietiniai nacionalistai neapsikenčia, ir įvyksta tokios vienos paskutinių riaušių prieš baisiausius karo dalykus. Ir ten irgi komentarą vieną parašiau, ta pati Vakarų Baltarusijos partija irgi uždrausta buvo, tarpusavį bolševikai pešasi, ne? Tada dar vienas yra dalykas, kad Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, kaip ir daug kur 20 amžiaus pradžioje, bolševikų baimė buvo persmelkta antisemitizmo. Ir tas antisemitizmas iš toj knygoje irgi yra. Ir turi lenkiškai tokį terminą žydo komuna, vadinasi vienas žodis, tai kad suprastum, kad žydai yra komunistai ir tada juos reikia mušti, nes kaipgi kitaip. Ir viskas perauga į tą dalyką. Ir mums, skaitant ar šitą knygą, ar galvojant apie tą tarpukarį, mums reikia įsivaizduoti, kad kas buvo su žmonėmis, kurie kairių pažiūrų buvo. Ir čia nieko nereikia slėpti, dauguma žydų buvo kairių pažiūrų ir ten socialdemokratai mes pavadintume ar panašiai, visai kitokiais augę dalykais, negu patriotiškai nusiteikę nacionalistai Lenkų, kurių irgi buvo labai daug. Ir tokį turim samplaiką, miksas šitame Vilniuje vyksta. Ir perauga į smurtą kartais tai perauga į betikslį patikrinimus, į persekiojimus, į visus kitus dalykelius. Tai tas bolševizmas buvo baimė. Ir tas antisemitizmas, kaip ir minėjote, šiame romane tikrai ne vienoje vietoje yra pažymimas ir tas pats dienraštis, kuris irgi labai taip taikliai yra tas tiklus epizodas, kur rašo, kad mums jau viskas aišku, kas yra slypi už šio nusikaltimo, tačiau nenorėdami rizikuoti dar vieno tiražo konfiskavimo, mes nerašysime, kas yra kalti, tačiau be abejo visi puikiai suprantame. Tai čia viskas buvo aišku, kad žydai dėl visko kalti. Tačiau Ernesto norėjau klausyti dar vieno tokio dalyko. Mes jau kalbėjome, kad romane galima išvelgti ir modernumo atspalvių ir galima įskaityti netgi kaip pakankamai šiuolaikiška. Tačiau kuo ta visuomenė, kurią mes matome šiame romane, yra šiuolaikiška šiems laikams? Kuo jį primena? Romano herojų? Apskritai ir romano herojų ir tame pertikimame, tarkime, veikėjų personažų ir pačias gal Vilniaus būvyje. Kas skaitant atrodo, kad štai, aš skaitau Vilnių, kuris man yra pakankamai pažįstamas ir šiais laikais. Ne, tai kaip, be abejo, tokių dalykų yra, ypač kai kalbam apie netikėtai išlendančius visokius psichogeografinius artefaktus. Pavyzdžiui, man patiko tai, kad ten vėlgi vienas iš tų civilizacinių elementų, parodančių, kad Vilniuje yra puikus visuomeninis transportas, o jis nebuvo ypatingai puikus, buvo pakankamai retas, bet romane atrodo, kad autobusai kursuoja visomis kryptimis kas 3 minutės. Ir ten parodyta vieno iš profesoriaus kelionių į Žvėryną ir jam teko ir persėsti iš vieno autobuso ir į kitą. Ir galiausiai į Žvėryną jis pateko įsėdęs į autobusą numeris 1. O numeris 1 kas dabar yra? Tai yra pirmas troleibusas, kuris ir važiuoja į Žvėryną. Ir štai tos jungtis, tokios jos visą laiką, tai yra, negalima sakyti, kad jų yra labai daug, bet kai jos išlenda, tai tikrai pasidaro ypatingai smagu ir tada pamatai, kad net ir tas, sakysim, visai kitoks Vilnius, lenkiškas ir provincialus, lyginant su lietuviškuoju ir didingu šiandieniniu Vilniumi, jis tų sąsajų turi pakankamai daug, o kaip tos sąsajos eina per pjūvius, sakysim, akademinius,
skundų pjūvius arba beprasmybės, socialinių tinklų beprasmybės. Pavyzdžiui, aš čia turiu dar vieną citatą, nežinau, kad ją teks panaudoti, bet kadangi jau paklausėt, kur kaip Vilniaus publika reaguoja į vaiko pagrobimą, nes jis be abejo buvo romane buvo apšviestas visuose laikraščiuose ir taip pat ir sureagavo tuometiniai socialiniai burbulai ir kiekvienas iš jų stengiasi sureaguoti kuo greičiau. Ir štai čia yra vienas iš tokių, kad Vilniaus meninių susivienijimų taryba, aš čia cituoju, nusprendė pripažinti ir tą pripažinimą išspausdino, kad ir tuo pačiu kaip ir reikalavimas, kad centrinė valstybės valdžia privalo besąlygiškai uždrausti grobti vaikus. Tai yra tokia, ta reakcija, kokią galėjo greitųjų sugalvoti. Ir vėlgi pasirašo tie patys Lorencas ir visi kiti profesoriai, kurie dalyvavo griaunant visus tos kitus dalykus. Tai yra ir juokinga, aišku, ir tuo pačiu labai artima. Na, iš tikrųjų, beje, tas transportas irgi, iš tikrųjų, man irgi buvo tas atpažinimo jausmas ir peršoko į tą kitą transportą, ar tik tai ne prie Katedros aikštės irgi. Vėlgi, toj pačioj vietoje, kur mes irgi dabar matome irgi transporto jungtis. Na ir matau, kad laikas į pabaigą eina, bet dar vienas toks klausimas, kurį tikrai reikėtų aptarti. Visgi mes dar nepakalbėjom, kokios buvo visgi pasiekmės ir atgarsiai šito romano išleidimo, nes, kiek suprantu, vis tiek audrų šiokių tokių sukėlė. Nors stengiasi galbūt ir nepiktai įžeisti, tačiau turbūt ir įsižeidusių buvo ir reakcijų buvo įvairiausių, ar ne? Jo, reakcijų galima turbūt pamatyti įvairiausių ir net nebejoju, kad jų buvo, bet tikrai nereikia galvoti, kad čia, nežinau, išspausdino ir tada visi čia vaikščiojo, nežinau, įsitempę, ausis nuleidę, akis ten įsitempę, kas čia apie ką čia parašyta. Visgi, tuo metu Lenkų kultūrai, toks stilius tikrai nėra svetimas rašyti, ta prasme, nebūtina detektyvą pasimti, bet, tokį felietoną, tokį paskvilę, Lenkų kultūroje tikrai yra sena tradicija tokius rašyti. Manyčiau, nereikia tik tai perdėti, kad čia labai jau didelė ažiotaža susilaukė šitas kūrinys, bet sakau, vienas iš signalų, kad tikrai susilaukė, tai kad knyga išeina, kad tekstas išeina atskira knyga tais pačiais metais jau rodo. Na ir aišku, kad ir toliau tęsiasi Slovo ir kitų redakcijų tokios kovos, dvikovos, o tos, kaip čia, dar ką reikia irgi kontekstinti, tai tarpukario Lenkijoje santykius aiškindavosi labai paprastai. Egzistavo dvikovų kodeksas, kažkas nepatinka, einat į mišką su pistoletais aiškintis. Tai va čia irgi reikia tą turėti omenyje. Čia gal ne, tai Moreliovskis gyvėjo šaudyti scenais, aišku, ne dėl šito, bet yra tokių žymių dvikovų, kuomet, Moreliovskis ėjo į dvikovą, šaudėsi pistoletais. Tai yra tikrai tokia dar turinti to šlektijos dvasios, honoro visuomenė ir, gal mandagiai kartais reikėdavo ir patylėti, jeigu nenorėdavai, pavyzdžiui, atsidurti Jašiūnų miške, kaip 2 studentai 39 metų birželio mėnesį, taip. Na ir kągi, viskas jau einame visiškai į pabaigą ir paskutinį žodį turbūt Rasai duosiu ir mes visgi apkalbėjom tikrai šią knygą, kad ją gerai skaityti ir kaip tiesiog įtraukianti detektyvą, smagų detektyvą, puikus kūrinys ir daug istorinių paralelių, galimybę pažinti tarpukario Vilnių ir klausimas jums. Pramoginis būdas, galima sakyti, pažinti tarpukario Vilnių ir kokį Vilnių pažins Vilniečiai, dabartiniai Vilniečiai, skaitydami štai šį puikų detektyvą. Norėčiau, kad pamatytų tokį dinamišką, įdomų miestą. Nenorėčiau, kad matytų provinciją, aš irgi kaip autoriai. Ir man atrodo, kad mes dar prasčiau įsivaizduojam tą Vilnių tarpukario, negu kad jūs čia abudu pavaizdavot. O knyga truputį mano akise tai pakelia tą miestą į tokį aukštesnį lygį, į smagesnį lygį. Aš dar naudodamasi progą, tai noriu ir padėkoti, nes knyga keliavo ilgai, 4 metus turbūt mes ją bandėm išleisti ir galiausiai labai ačiū vertėjui, ponui Vilkui,
leidyklai Lapas ir Vilniaus muziejaus rėmėjai Baltišės House. Tai šitie 4 veikėjai ir Povilui irgi labai ačiū. 5 veikėjai surėmė pečius, pagaliau įgyvendino svajonę. Tai dėkui. Na, aš dėkoju pašnekovams, dėkoju leidėjams išleidusiems Vilnietišką detektyvą. Na ir štai dabar jau kamuoliukas jūsų rankose, skaitykite knygą ir susipažinkite su tuo, kaip atrodė Vilnius tarpukaryje ir mėginkite įminti tą detektyvinę mįslę. Dėkui.